Vilniuje šį savaitgalį prasidėjo labdaringa Kalėdų sriubos akcija. Nepamirškite, kad jie atkeliaus ir į jūsų miestus, bet dabar pats metas pasižiūrėti, ar gardi sriuba buvo Vilniuje ir ar dosnūs buvo vilniečiai. Lietingą šeštadienio vakarą Rotušės aikštėje susirinkę Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai vaikštinėdami apžiūrinėjo neseniai įžiebtą eglę. O šalia esančioje Maltos ordino organizuojamoje kalėdinės sriubos palapinėje vykę paskutiniai paruošiamieji darbai prieš sriubos dalinimą vertė nekantrauti. Atidarymo vakarą sriubą dovanojo restoranas Steakhouse Hacienda, o ją gamino ir pilstė vyriausias virėjas Ruslanas Bolgovas. Šitą akciją labai svarbi dėl to, kad mes parodėm, kad mes neabejingi tiem žmonėm, kuriem reikalinga ta sriuba. Mūsų firma asmeniškai visada stengiasi padėti ir visą laiką dalyvauja tokio akcijai. Mums iš tikrųjų didelė pagarba yra, kad turim tokią galimybę. Akcijos metu sriuba pasivaišinti buvo galima nemokamai. Tačiau po visą Rotušės aikštę vaikštančios Maltos ordino savanorės kvietė aukoti vargstantiems ir vienišiems žmonėms, kad po to Maltos ordino pagalbos tarnyba, padedant savanoriams, galėtų visus metus maitinti stokojančius ar vienišus senelius. Tai reiškia kažkokį gerą darbą, gerą žingsnį, gerą etapą, metų užbaigimą. Iš tikrųjų tai yra prasmė. Ir labai smagu man savo mažiukam aiškinti kolektyvo vaikams, sakykime, ką mes čia darom, kad nesriubos atvažiavom pavalgyti. Atidarymo idėja ne tik pasidžiaugti skania sriuba ar skambant telebimbam dainoms smagiai praleisti vakarą. Kalėdinė sriuba suteikia galimybę prieš didžiausias metų šventes prisiminti šalia esančių žmonės ir kito labui nuveikti mažų, bet svarbių darbų. Kalėdinės sriubos iniciatorius, Maltos ordino ambasadorius grafas Douglas von Saurma, sveikino visus susirinkusius ir džiaugiasi, jog ši akcija kiekvienais metais auga ir plečiasi. Aš šiaip labai laukiu šitos akcijos, man labai patinka Kalėdos ir aš manau, kad jinai yra labai gera akcija, nes jinai padeda būtent senyvo amžiaus žmonėms, kuriems tos pagalbos labai reikia. Ir iš tiesų, kadangi vyksta visus metus ir Kalėdos yra laikas, kada žmonės apie tai gali sužinoti. Prie rengiamos akcijos galite prisidėti ir jūs. Registruokite savo idėjas ir įgyvendinkite jas.